Inovacija – savaime įsivalantis, plaunantis robotas siurblys Zylė. Dirbame dėl jūsų namų ar biuro jaukumo. Mobilus užuolaidų salonas. Nuo grindų iki užuolaidų, namų, visuomeniniam ir biuro interjerui. Dubingiai.lt. Sveiki, būsto anatomijos žiūrovai. Šiandien jūsų dėmesiui aukščiausias Lietuvos pastatas. Kylame į viršų. Sveiki, Evelina. Sveiki. Šiandien esame aukščiausiame Lietuvos pastate televizijos bokšte. Mūsų žiūrovai turi unikalią galimybę būti tikėtina pirmieji, kurie čia lankosi. Tai Evelina, ką šiandieną papasakos? Na, galiu papasakoti, kas čia pasikeitė iš tikrųjų. Tie, kurie lankėsi anksčiau, turbūt yra buvę restorane Paukščių take, kuris buvo vienintelė lankytojams skirta erdvė. Šiuo atveju mes turime 2 papildomus aukštus, kurie anksčiau buvo techniniai aukštai, tačiau pasikeitus technologijom nebeprireikė tiek įrangos, kiek jos buvo naudojama anksčiau, viskas daug paprasčiau. Tai buvo nuspręsta šios aukštus paversti skirtus lankytojams. Reiškia, funkciškai tai atsirado bistro baras su lauko terasa, apžvalgos aikštele ir pramogomis aukščio gerbėjam, aukščio mėgėjam. Ir vėliau pakilsime į aukštesnį aukštą, 68, kuriame yra poilsio kambariai, apartamentai ir verslo erdvė, posėdžių, konferencijų salė. Kiek laiko dabar vyksta visa šita renovacija? Mūsų darbo pradžia buvo 2018 metais. Pradėjome nuo sėkmingo dalyvavimo konkurse, bokšto rekonstrukcijos konkurse. Na ir po to, prasidėjo darbas. Darbas yra čia ne tik interjero prasme atliktas, tai yra viso bokšto kepurės rekonstrukcija. Ir tikriausiai jau sunku ir prisiminti, kaip anksčiau atrodė, nes atrodo, kad taip ir buvo visada iš tiesų. Šiuo atveju bokštas yra, bokšto kepurė sukonstruota iš fasadinės sistemos profilių, įstiklinta, yra daug erdviau, daug šviesiau. Anksčiau buvusios patalpos buvo mažais langais ir panašiai, na, jos buvo visiškai nereprezentatyvios. Šitas darbas buvo atliktas pirmiausia. Aišku, visa duoklė atiduota laiko prasme inžinerijos integravimui. Sistemos visos yra pakeistos, pritaikytos, nes šitas inžinerinis pastatas iš tikrųjų visas įrengtas senais laikais, 80-metį. Visos komunikacijos buvo visiškai kito lygio, kitų poreikių ir panašiai. Tai šiuo atveju vėdinimas, vėsinimas, šildymas, gaisrinės saugos visi reikalavimai, tai iš tikrųjų yra tikrai labai aukšto lygio ir poreikiai yra dideli. Na, viskas čia suintegruota, iš tikrųjų pakankamai sunkiai, didelės komandos darbo pastangomis ir tikrai užtruko labai daug laiko. Taip pat, kas buvo naujai padaryta, tai buvo įrengta apžvalgos aikštelė, kur žmonės gali išeiti į lauką, apeiti ratu ir kedenami vėjo, apžiūrėti Vilnių. To anksčiau nebuvo. Reiškia, yra tęsiamas projektas sekančiam ekstremaliam dalykui. Tai yra po bokšto taure yra numatyta dar viena apžvalgos aikštelė, reiškia, ties bokšto kamienu, kur bus galima išlipti ir apeiti ratu ant stiklinės perdangos, žodžiu. Tai baras skirtas užkandžiam, reiškia, smagiam laiko praleidimui. Vakare tai kokteilių baras, vėlgi galima stebėti saulėlydį. Šitie baro stalviršiai ne šiaip sau atsiradę, yra konstruktyvinė bokšto dalis, kurią pakankamai sunkiai mums pavyko integruoti, pritaikyti, nes mes jos negalėjome demontuoti. Jos būklė buvo ir yra iš tikrųjų
pakankamai tokia sudėtinga, sena konstrukcija, senas monolitas, betonas, metalas, armatūra. Teko aprengti ir kaip įmanoma tinkamai suformuoti ergonomiškai, kad bent jau priartėtumėm prie to ergonominio aukščio ir sėdėjimo patogumo. Tuo pačiu mes turbūt ir galim paminėti mums patinkančius rangovus, nes ir mūsų žiūrovai iš tikrųjų klausia, ar ne, tai visą šitą atsisėdimo ir pasidėjimo, sakykime taip, visą šitą ratą padarė įmonė Akmens Stata. Taip, apdaila buvo panaudota šiuo atveju Korian plokštė, bokštas juda, tai šita medžiaga irgi truputį pasiduoda, reiškia šilumos, ir girdim dabar netgi pokšėjimą, tai reiškia, kad vėlgi reaguojama yra į šilumą, į tokius dalykus, tai labai svarbu ir tos techninės savybės medžiagos yra šiuo atveju labai svarbios. Iš tikrųjų tikrai puikiai jūsų parengta, švelni, elegantiška spalva šito Koriano ir tikrai labai gražus ir estetiškas Akmens Statos įmonės darbas. Čia turime galimybę užsitraukti užuolaidas, atsiskirti visą šitą zoną papildomą. Taip, čia galima, reiškia, tokią turėti privačią erdvę, kuri atsiskiria užuolaidą iš abiejų pusių. Va, ir šitoje erdvėje yra galimybė turėti renginį, pavyzdžiui, reiškia atsiriboti nuo bendro baro šurmulio ir tiesiog privačioje erdvėje. Taip pat galima naudotis, čia dažniausiai ateina labai daug ekskursijų iš tikrųjų vaikų, tai čia truputėlį tokia yra žemesnė zona, kur galima susėsti prie staliuko. Yra pramoginis ekranas, kuris vėlgi yra aukščiausių kategorijų, čia aukščiausių kokybės ir reikalavimus atitinkantis dalykas. Iš tikrųjų, turbūt verta atskiro pokalbio apie apšvietimą, nes su apšvietimu, aišku, mes esam dieną, daug šviesos, bet buvo daug darbo, kiek žinau, projektavo daug. Kalbėjome su įmonė Delight.lt, kurie čia tos darbus vykdė, tai paminėjo visus tos 3 sluoksnius, kaip jie suskirstė tą apšvietimą, tai reiškia net ir šitus šviestuvėlius, kurie yra vos centimetro skersmens, bet jie labai taip gražiai užpildo šviesą ir turim dar ir akcentinio labai nemažai ratų, ar ne, kuris dabar nesimato. Taip, jis dabar nesimato iš tikrųjų. Žmonės vakare turbūt gali pajausti. Taip, jis labai matosi. O jis dimeriuojamas, ar reikia, ar ne? Taip, reiškia, viskas yra, kaip sakant, išmanu. Dar kalbant apie tą 3 sluoksnį apšvietimo, apie kurį kalbėjom su įmonė Delight.lt, tai jie paminėjo ir kambariuose, kuriuos dabar netrukus ir užeisim, tos įspūdingus taršerus, kurie laimėjo apdovanojimus Amerikoje. Taip, tai yra tokia dizaino klasika, kuri vėlgi turi išliekamąją vertę ir prideda tik tai šarmą interjere. Taip, esam debesyse. Taip. 68 aukštas. Tai yra vėlgi vienas iš tų techninių buvusių aukštų, kuris šiuo atveju pritaikytas verslo erdvei. Tai čia yra verslo vestibiulis, yra posėdžių kambarys nedidelis konferencijom ir posėdžiam ir yra apartamentai. Čia posėdžių kambarys. Taip, posėdžių kambarys. Numatyta 12 žmonių. Tai gali būti konferencija. Tai čia atsiranda kitos medžiagos, jos truputį jaukesnės. Tai kilimas, užuolaidos. Toks primena dangoraižį, bet iš tikrųjų, kad išgauti tokias sienų formas, reikėtų tikrai labai pasistengti ar stiklais išlenkti. O čia jums natūraliai gavosi. Minkštas, bet to pačiu įspūdingas tikrai pokalbių kambarys. Ir čia turim galimybę, reiškia, vėlgi, jeigu vakarinė saulė, užsidengiam. Taip, čia yra galimybė vėlgi užsidaryti užuolaidomis. Aš dar paminėsiu Sonatos tekstilę. Sonata pasirūpino visom šitom užuolaidom ir apačioje, ir čia naudoja elektrinius karnyzus. Akustinės turi irgi būtent... Tai yra taip, tai yra dalinai akustinės, taip pat atitinkančios gaisrinės saugumo reikalavimus užuolaidos tokiom erdvėm ir taip pat šviesos pralaidumą užtikrinančios. Taip, tam, kad aktyvi saulė netrukdytų ir privatumas teikiantis. Šaunus Sonatos tekstilės darbas tikrai. Taip, apartamentai yra 2, vienas vardu upė, kitas vardu miestas. Tai susijęs su vaizdu, kuris matomas pro langus. Wow. Iš karto atėjus viskas taip minkšta. Patekome į debesis. Super. Wow. Ne veltui aukštas yra vadinamas debesimis.
viskas minkšta, plastiška, stengiamės išlaikyti aukštą estetinį lygį. Na, tai iš tikrųjų toks ekskliuzyvinis kambarys. Taip, tai tikrai yra ekskliuzyvinis kambarys, atitinkamai tai yra reiškia visi dalykai, kurie čia yra ir baldai, tai yra tikrai aukščiausio lygio gamintojų, tikrai labai kokybiškos, labai prabangios medžiagos panaudotos. Ir turim čia ir vonę. Taip, tai yra vonios kambarys. Šiuo atveju tai yra džakuzi vonia. Vadinasi, galima gulėti vonioj su vaizdu į Vilnių. Pro šitą vonios langą, šitos langus, šitas vitrinas mes matome upę. Vakare čia truputėlį yra tamsesnis vaizdas, nes čia ta žalioji Vilniaus dalis ir upės dalis, jinai mažiau apšviesta yra. O čia turime? Čia jau yra privati erdvė, reiškia yra mazgas ir dušas. Ir čia galim turbūt daugiau papasakoti apie sienas, apie šitas teraso plyteles, ar ne, kuriamis pasirūpino Lapukas ir Pieštukas įmonė. Tai va, Lapukas ir Pieštukas iš tikrųjų pateikė mum pasirinktą medžiagą, teraso plyteles. Tai vėlgi gamykloje tai yra gaminamas standartinis, reiškia, dydis 60x60, bet mums reikėjo ypatingo dalyko, nes mes turim lenktas sienas ir mes gavom tokį gaminį, kurį pavyko suklijuoti ir išgauti tas lenktas formas, išsaugoti, ir tam tikrą prasme yra ir va tokia grafika ir tokioj medžiagoj. Nuostabi vonios erdvė iš tikrųjų. Sekantis kambarys tai miestas. Tai va, matot, jau čia truputį kita nuotaika. Aha, šiek tiek geltonesnių spalvų. Čia yra toksai truputį šiltesnio kolorito. Na, tikslas buvo truputį atskirti, kad jie būtų skirtingi, jeigu žmogus vieną kartą apsilankė viename ir kitą kartą kitame, kad jis prisimintų, kad jie skiriasi. Čia jau mes matom už lango daugiau miesto ir vakare čia yra ryškiau daugiau šviesų. Vonios kambarys šiek tiek kitaip išplanuotas, turime atskirus vonę ir sanmazgą. Taip pat erdvė suformuota taip, kad būtų galima naudotis vonė ir ryškia matyti vaizdą pro langus. Na, šitoj vonioje tokiam aukštų užuolaidų tikrai nereikia. Čia ir buvo, žinokit, mintis tokia, kad turi būti vaizdas pro langus sėdint vonioje. Evelina, labai ačiū, iš tikrųjų, įspūdingas objektas, aukščiausias objektas Lietuvoje ir labai džiaugiuosi, kad Plazma architektai jūs ir turbūt visa jūsų komanda. Tai iš tikrųjų komanda, aš negaliu nepaminėti, tai kolegos Rytis Mikulionis, Margarita Kubilienė, tai čia komanda, be kurios nieko nebūtų, nes iš tikrųjų darbas ilgas ir jis dar besitęsiantis ir labai tikimės, kad tas darbas tęsis ir bus įgyvendinti visi užmojai tolimesni, kas liečia prieigas, pirmą aukštą ir labai tikimės, kad pavyks įgyvendinti artimiausiu metu visą kompleksą. O mes labai laukiame su žiūrovais ir su komanda, kada galėsime čia vėl atvykti, pasižiūrėti atnaujintą paukščių tako ir visiems žiūrovams galbūt ir pirmieji jį parodyti. Tai Evelina, ačiū Jum, ačiū Plazma architektam, tikrai dar kartą nuostabus, išskirtinis, vienetinis, unikalus projektas Lietuvoje. Mes dar Jums ir smulkmenėlę turim nuo mūsų partnerių Krinona.lt, pasižiūrėsit, kas ten yra, bet manau Jums labai patiks. Ačiū labai. Čia Jums ir ačiū dar kartą, kūrybinio įkvėpimo ir iki sekančio. Ačiū Jums. Šiandien jums pristatome naująjį Toyota CHR įkraunamą hibridą, kurį mums suteikia ir Būsto anatomijos komandai keliauti leidžia po Lietuvą mūsų partneris Autotoja, oficialus Toyota atstovas Kaune. Akį traukia, tiek pasikeitė priekiniai žibintai, tiek įspūdingos priekinės grotelės, net įleidžiami purkštukai, ko anksčiau nebuvo prieš tai buvusiame modelyje. Viena iš tokių maloniausių detalių išorėje tai yra integruotos durų rankenėlės, kurios irgi suteikia savito žavesio. Kalbant būtent apie šį įkraunamą hibridą, galima rinktis tiek važiavimą įprastų kurų benzinu, tiek tik tai elektra arba kombinuoti. Tai reiškia, jeigu jums reikia daugiau galios, įsijungia benzininis variklis, jeigu jos nereikia, galite važiuoti tik elektra. Atnaujintame CHR modelyje Toyota skiria labai daug dėmesio tvarumui.
naudota labai daug perdirbto plastiko, vairų sėdynėms naudotos vėlgi ne gyvulinės kilmės medžiagos, kas yra labai svarbu. Taigi keliaudami šiuo automobiliu taupote ir gamtą. Kviečiame jūs pačius atvykti į Toyota atstovybę Kaune ir patiems išbandyti šį naują CHR modelį. O pasakiusiems kodą būsto anatomija, Autotoja pažadėjo labai malonę staigmenėlę dovanų. Na ką, būsto anatomijos žiūrovai, o šiandien pakalbinsime Vytautą iš įmonės Blulita, Blum atstovą Lietuvoje. Keliaujame į nuostabų laivą, jį mes šiandien sutikome ne vandenyje, o Litexpo resto parodoje. Einame, pakalbinsime Vytautą. Labas, Vytautai. Sveikas, Jūrai. Paskutinį kartą su tavim kalbėjomės Inspiration Home namelyje, rodėm namuką, galimybės buvom ir Klaipėdoje, tiesa pas jūs jūsų salone, o šiandien esame čia, parodoje Resta, kur jūs atsigabenote laivą? Nu, ką, galim sau leist, kad furnitūrą parodyt, tai iš pradžių namelį pastatėm, dabar ir laivas jau yra. Mintis yra parodyt, ant kiek universalus ir kokios plačios yra Bliumo panaudojimo galimybės. Kaip matot, laivas gan prabangus ir kas labiausiai džiugina šį, kad jisai yra pagamintas Lietuvoje, Klaipėdoje. Tai ką, čia turime pagrindinę erdvę, ar ne, svetainę ir laivo valdymas. Tai nuo čia turbūt ir prasideda kelionė patekus į laivą, teisingai? Jo, šitas laivas turbūt skirtas tam, kad neplaukioti ten iš taško į taško, daugiau ant vandens, poilsiui, reiškia, gyvenimui. Tai kaip matot, šitam laivė yra viskas ir virtuvė, ir minkšti komplektai, po to nueisim ir miegamieji. Tai ir mes būtent furnitūros pagalba jį padarėm dar komfortabilesnį. Nu, pavyzdžiui, kad ir va tokia vietoje išnaudojat visas erdvės. Atsidarai stalčių, kaip įprasta Blium virtuvėje yra Blium furnitūros pagalba viskas labai patogu, reiškia instrumentai, čia aišku tie elektroniniai servodrive atidarimai Bliumo. Na ir aišku visi reikalingi daiktai, kadangi čia virtuvė kaip namuose, tai ir puodai, ir pavyzdžiui net lėkščių laikikliai, vat, kas laivė, ir net laivė yra gerai su gumuotom kojelėm. Išsitrauki lėkštės, pasidedi kokio nori dydžio, nusineši, pavyzdžiui, terasėlę ten kažką pavalgyti, o jeigu nori, va, pasidedi ant lentynėlės ir jos neįslankioja. Netgi va čianai liktai sofka ir išvažiuoja stalčiukas. Čia dabar Bliumo absoliučiai naujas dar dalykas. Bliumas padarė galimybę padaryti rozetę stalčiui arba ant lentynos, pavyzdžiui, va tokia lentynėlė. Čia galėtų įsitraukti kokie nors kombainas virtuvinis, kuris spintelėje laikomas. Ir jame yra jo kavos aparatas ir jame yra rozetė. Tai šiaip atrodytų, ką čia įdėk rozetę ir paleis laidą, bet jeigu tu jį paleisi be mechanizmo, tai jisai ten susipainios ir nutruks ir dar nutrenks. Čia specialus bėgelis pasimontuotas kanalas. Jo, specialus bėgelis lengvai prisikabina, čia labai lengvai greitai montuojasi kaip konstruktorius. Toksai sukurtas dalykas, kad tu jau dabar turi ar lentynėlį, o čia yra ir stalčius. Galima ir stalčiui tą pačią sprendimą ir, pavyzdžiui, kažką įdėti, pasikrauti. Šitas labai geras. Jo, tai šito dalyko dar mes neturim ir čia dar turbūt už kokio tik pusę metų pasirodys. Bet mes pirmieji, mes rodom jau. Čia vėl mūsų servodrive atidarimo sistema elektrinė. Čia va, jeigu galim prieiti dar Bliumo šaldytuvų irgi elektrinė atidarimo sistema, reiškia, kur paslėpi šaldytuvą, čia net nesuprasi, kad jisai va siena šaldytuvas. Jisai atsidaro, jeigu nepratėsi atidarimo, jisai pats susidaro, kad neliktų praveras. Lygiai taip pat ta pati sistema pritaikoma ir indaplovėje. Galima, pavyzdžiui, užėjti į miegamą. Ir čia turime, reiškia, pasidėjimą po lovą, ar tai kažkokiam tai lovos dalykam, ar ne? Jo. Pagalvėm, žvalkalam. Nu, va čia yra dar vienas miegamasis. Tai šito miegamajam irgi, aišku, yra
stalčiukai pasidėjimui, čia yra net ir rūbų spintos. Šitoj komodai sugalvojom, kad jeigu kartais reikia kažkur atsisėsti prie kompiuterio padirbti, atsidarai stalviršį, pasidedi kompiuterį ir gali savo patogiai dirbti. Jisai ir užsifiksuoja, čia kaip irgi gan nauja sistema. O šiaip tai visur yra pasidėjimo vietos. Vytautai, apskritai, kas vyksta šiuo metu rinkoje, nes, bent jau aš matau, ar ne, kad būstai tam tikrai ypatingai didžiosiuose pasaulio miestuose, gal Lietuva dar taip smarkiai nejaučia, jie mažėja, ar tai yra vėlgi jūsų noras parodyti, kaip mažose erdvėse galima kuo daugiau išnaudoti to viso ploto mažo, susidėti viską kompaktiškai, čia buvo viena iš tų minčių ir su laivu lygiai taip pat. Vis daugiau žmonių atsikėlė į miestą, mieste namų neprisistatysi, visur, kur tik įmanoma, kur laisvas kampelis turi pasidėjimą. Lygiai taip pat ir čia, sakau, va čia laive, kad kai išplauki kažkur ir gyveni atostogoje, vis laik tos vietos reikia tai tą įsidėti, tai tą, žodžiu, čia net ir gelbėjimo liemenės kažkur reikia galbūt laikyti. Va. Bet kas mane labai žavi, kad va šitoj situacijoje, kai reikia tų sprendimų, kažkokių idėjų, kad mes lietuviai, mes esam antiek gabus, antiek protingi. Kur šiuo metu apskritai juda Bluelita ir visas Blumas, bendrai kalbant? Aišku, pirma tema yra tai tvarumas, tai Blumas labai ten didelį dėmesį skiria tvarumą, visi ten aukščiausiai jų reikalavimai ir tos energijos ir netgi metalus jie žiūri, kad ten dalis tam metale kiekvienos furnitūros būtų jau perdirbta. Va, o tas toksai jau filosofinis įmonės judėjimas eina į tą, kaip dabar ir ta tema vadinasi, inspirations, įkvėpimo, visokių protingų, įdomių sprendimų, kad žmogui būtų labai patogu gyventi. Per tą kelią ir eina Blumas, nes Blumo yra labai aukšta kokybė, labai patvarus dalykai ir jeigu tik tai biški kažkokie įdomesni, sudėtingesni sprendimai, jeigu bus ne tokia kokybė, tai jie greit sulūš ir tada jau žmogui vietoj patogumo bus nepatogumas, kaip kažkokį brangų daiktą remontuoti, tvarkyti, tuo labiau, kai dabar tie ir žmonės brangiai kainuoja, tai geriau sudėti gerus mechanizmus į gerą daiktą ir ramiai miegoti. Tai tvarumas tikrai yra labai svarbi tema ir iš tikrųjų labai džiugu, kad tu kartą investavęs į tos baldus, į lankstus, į begelius, į kitus, ar net ten montuojamus vėlgi elementus, tu neturėsi jokių problemų. Tai tu prisidedi ir prie gamtos saugojimo, vieną kartą investavai, viskas, apie tai galvoti nereikia. Ir iš tikrųjų aš tikrai siūlyčiau mūsų žiūrovam atkreipti dėmesį jų naujai gaminamiems baldams, kas ten yra montuojama, pasikalbėti su savo baldininkais. Ir mes jau žinom, ką gali Blumas, ką gali Bluelita. Ir Vytautai, wow, dar vienas nuostabus projektas. Kas nematė Inspiration Home, tai tikrai siūlom atvykti ar ne pas jūs Vilniuje pasižiūrėti prie jūsų atstovybės. O mes laukiam sekančių jūsų projektų ir kur vėl pakviesit. Ačiū, Vytautai. Žiūrėsim, jeigu bus kokios fantazijos, dar ką nors sukursim. Aš nebejoju, kad jis bus. Ačiū, Vytautai, dar kartą. Ačiū. Na ką, mėly žiūrovai, stengiamės jūs stebinti kuo įdomesniais objektais. Tikimės, ši laida jums patiko. Su jumis susimatysime jau kitą šeštadienį tuo pačiu metu. Komentuokite, spauskite like. Visas mūsų laidas galite rasti YouTube bei Spotify platformose. Ačiū, iki. Inovacija – savaime įsivalantis, plaunantis robotas siurblys Zylė. Dirbame dėl jūsų namų ar biuro jaukumo. Mobilus užuolaidų salonas. Nuo grindų iki užuolaidų, namų, visuomeniniam ir biuro interjerui. Dubingiai.lt